Sveiki! Šiandien pasižiūrėkime, kaip mes galime padaryti štai tokius efektus, štai tokį efektą su nemokama Canva. Jūs rasite žemiau video nuorodą šabloną, kurią galite paspausti, redaguoti šį šabloną ir jūs šiame šablone rasite rėmelius, į kuriuos galėsite įtempti savo nuotraukas ir kurti šį efektą. O dabar pasižiūrėkime, kaip jį susikurti. Tai tarkime, mes turime nuotrauką, aš šią nuotrauką atsisiunčiau iš nemokamo puslapio, o jūs galite pasiimti bet kokią savo nuotrauką. Taigi, turime nuotrauką ir dabar mums reikia rėmelio, tai mes galime tą rėmelį nusikopijuoti iš šablono puslapio, spaudžiu Ctrl+C ir naujame puslapyje spaudžiu Ctrl+V ir mes paimkime tą nuotrauką ir įtempkime į rėmelį, į pasirinktą rėmelį. Taigi, nuotrauką, kai jūs įsikelsite, jūs ją rasite įkeltose failuose. Tai aš nuotrauką turiu, štai antroji mano nuotrauka. Vieną nuotrauką įkėliau į rėmelį, tai galiu dar 2 kartus spraktelti, galbūt pakoreguoti nuotraukos vietą, kaip aš norėčiau, kad nuotrauka būtų. Ir antroji nuotrauka yra ne rėmelėje. Jeigu naudojatės Canva Pro, tai labai paprasta. Jūs einate į redaguoti nuotrauką ir background remove. Ir vienu paspaudimu štai mes nebeturime fono, ir galime toliau dirbti ir užsidėti šią nuotrauką be fono ant viršaus. Tai, kad būtų patogiau, nuspauskime Ctrl mygtuką klaviatūroje ir tiesiog tempkime nuotrauką. Ctrl mygtukas visada nuspaustas. Jeigu jūs Ctrl mygtuko nenuspausite, jūsų nuotrauka įbėgs į rėmelį ir triukas nepavyks. Taigi, nuspaudžiame Ctrl mygtuką ir tempiame nuotrauką. Dabar mums reikia, kad nuotrauka būtų identiško dydžio. Tai šiek tiek galime pasikoreguoti dydį, štai šitaip. Ir visada Ctrl mygtukas pas mane nuspaustas, kad nuotrauka neįlystų į rėmelį. Ir kai matau, kad visiškai identiškai atitinka nuotrauką, aš paleidžiu Ctrl mygtuką. Ir dabar galiu, pavyzdžiui, apkirpti iš vienos pusės ir padaryti, kad nuotrauka išlenda tik šioje vietoje. Taigi, puikus efektas. Taip, nusiminėte pas jūs Canva Free ir nežinote, ką daryti? Taip, jūs tada galite pasinaudoti puslapiu remove.bg. Čia galite spausti Upload Image ir jūs galite pasirinkti savo nuotrauką ir spausti Open. Štai, matome nuotraukos fonas ištrintas, mes galime nuotrauką atsisiųsti ir grįžti į savo nemokamą Canva. Eiti galime į atsisiuntimo aplanką ir galime įsikelti nuotrauką be fono. Puiku, tiesa. Ir jeigu jūs norite išmokti daugiau visokiausių triukų ir visas šias funkcijas, kurias turi Canva Pro naudotis nemokamai, tai kviečiu jūs į Canva dirbtinio intelekto mokymus. Tai mokymus rasite įrašytus labai išsamei puslapyje coursera.lt. Čia yra net 2 mokymai, tai pirmoji dalis ir antroji dalis. Šiuos mokymus galėsite studijuoti savo patogiu laiku. Ir dar gera naujiena, jau paruošiau ir 3 šių mokymų dalį. Visą informaciją ir aprašymą jūs galite rasti Facebooko puslapyje Canva mokymai skiltyje Events. Tai galite įeiti į aprašymą ir pasiskaityti, apie ką šie mokymai, arba galite pasižiūrėti trumputę mokymų reklamą. Taigi, buvo mažytė reklama, o dabar jūs sugrįžę į Canva galite labai greitai ir lengvai pasidaryti štai šį efektą. Štai dar keletas pavyzdžių ir jums keletas idėjų. Tikiuosi, ši trumputė pamoka jums patiko. Neužmirškite paspausti like bei YouTube'ės kanale subscribe. Ir sakau jums iki kitų susitikimų. Iki!